Nacionaliniam muziejui bus iš viso pasaulio geriausi menininkai, bus daug. Don't touch Mr. Bosch. Don't step on him. Don't trap him. So, taigi, Komisarova sako, ir mes ten pastatysime pačius geriausius videomenininkų darbus. Va čia visas kampas bus, reiškiasi. Čia bus tas, reiškiasi, ir panašiai. Beje, sako, jūs Lietuvoje turite nuostabius videomenininkus. Ir jūs turite didžiuotis taip, tai patys geriausi pasaulyje, Europoje ir panašiai. Ir sako, o mes Estijoje, mes žinot, kad mes turim tokius bjaurius, tokius beviltiškus, reiškiasi, akademija non grata performerius. Ir jūs laimingi Estijoje, kad tokio neturite dalyko. Jūs yra Lietuvoje ten, reiškiasi, jūs labai laimingi. Nes jie yra, baisus, reiškiasi. Jie daro baisius dalykus ir su jais neįmanomai laukiniai yra. Tai va tų laukinių žmonių man labai malonu pristatyti jūsų civilizuotai video meno išauklėtai publiką. Rektorių, buvusi ex-rektorių Reijo Turk. My name is Reijo, and in 1995 was the year we decided with Alb Aldrak and Sorge, who was already in Pärnu, 95 metais kartu su dar that we need a house for university. So we went to the city mayor. We had one friend who had suits from second-hand shop, and we had good black marker to fill up the brush strokes on the suits. And we had quite okay look when, and we went to the city mayor. And we said, we have everything, we have 40 students, we have 12 professors, we need a house. And the city mayor said, okay, we will give you, but we give only half of house to you. And now dar labiau yra paranojiški su Europos Sąjunga ir stengiasi jai maksimaliai įtikti, visai kaip ir mes čia Lietuvoje. Ir atsiuntė jiems visą eilę komisijų patikrinti, kaip jie ten viską moko, o jie moko ten viską labai keistai, švelniai tariant. Ir pasakė, kad šitaip mokinti menų negalima. Ir taip Europoje, tai netgi iš vis baisų yra, čia žemiau kritikos ir juos uždarė. Daug susirinko žmonių, laukia, kadagi pasirodys tas Peteris Alikas. Peteris Alikas atvažiuoja iš kampo. Iš kampo atvažiuoja. Ne Peteris Alikas, atvažiuoja Trulis, atveža didelę dėžę tokią, stumės dėžę, reiškia, atveža į patį vidurį, va taip, atveža, padeda čia. Visi laukia, kas čia bus. Iššoka iš šito, reiškia, dėžės, reiškia, visiškai nuogas Peteris Alikas ir pradeda rėkti, žiauriai. Jisai buvo beje vienas iš dėstytojų akademijos. Jisai parėkė, vėl įlindo, jeigu uždarė tą dėžę, reiškia. Jis vėl išlipo, vėl rėkė, reiškia, nuogas. Ir vėl įlindo, reiškia. Žmonės žiūri, kaip yra. O tas amerikietis, reiškia, jisai kaitina tokius ženklus, kur karvėmis išdegina. Ir vienu metu išlenda, reiškia, vėl rėkti Peteris Alikas, pribėga šitas įkaitintų iki raudonumo šito dalyko ir jam ten, reiškia, degina kažką. Visus pakvimpa degančiam mėsau. Jis rėkia nežmoniškai. Visi išsigąsta, kas čia atsitiko ir kaip yra, reiškia, bando žiūrėti. Ir paskui įžiūrėti galima buvo ten, kaip priedėma šiek tiek, bet jis ant pečių buvo užsikabinęs mėsos gabalas dar. Ir viso to, galim įsivaizduoti, kad čia yra tipiškas, labai normalus atvejis, būdingas akademija non grata stilistika. Mėsa, žiaurumas, nuogas ir panašiai. Usually it is also quite a practical thing that they have in budget of performance, they have pig. So they cut it and maybe burn some numbers on the pig meat and destroy the head of the pig and do things like that. But after that they put it to the fridge and they eat it all winter. You are right. One of the guys who was initiator of the trialectical thinking said very good thing about culture, about art. What is a serious culture, or let's say professional art? What is about it? It's Asger Jorn. Just recently I met with a very good sentence on it.
It is that culture is something what is left after everything what was understandable and it's already forgotten. Lietuviškai noriu pasakyti vieną tokį šito trialektikos kūrėjo žmogaus Asgerio Jorno, jis buvo Danas, tokį apibrėžimą, kas yra rimtoji kultūra ir aplamai kas yra menas. Tai yra tai, kas lieka po to, kai visą tą, ką dar buvo galima suprasti, jau yra pamiršta. Nende mõtted on siiralt head, ahulahoo, ja alati püsti neil pead, ahulahoo, seepärast usu mind, sõbrake armas, kosinaine kui võimalik Narvast. If you have this kind of events like cultural capital things, so just how to get warm with very practical qualities. Don't burn bush. When Moses came to bush, bush was burning. What is your name? Asked Moses. My name is Yahweh. Answered bush. Everybody who got an enemy in Lithuania also got an enemy in the United States of America. Aš tiesiog norėjau pakviesti visus pasiimti bukletus, kuriuose yra kviečiama į Estijos kultūros sostinės įvykius ir jums žadama ten geriausios Europos istorijos. Jūs tiesiog galite šiandien jau pasiimti ir išėję padėkti savo mylimą miestą Vilnių, kuris jau šiandien yra Europos kultūros sostinė. Dėkdami galite kartoti gražiasias Henrio frazes, kurias jis ištarė prieš 150 metų, siūlydamas padėkti Paryžių. Ir jis kalbėjo lietuviškai, tai būtų taip: padėk vaikelį Vilnių, padėk. Vilnius dega! Tai kas groja gerų rifų gerai. Smirda toks, Stalinas smirda, o Vilnius dega. Daugiau Lūnį paskaitų čia nebeliks.